Mano vardas Lina Vyšniauskaitė, aš esu iš Šiaurės Lietuvos, Joniškio rajono, ūkininkauju grūdinės kultūros ir taip pat spaudžiu šalto spaudimo aliejų. Ūkis yra įkurtas 2006 metais, bet dabartinę veiklą, kurią užsiminėjau, tai pradėjau 2019 metais, kai pabandėm pasisėti aliejinių augalų, pavyzdžiui, pluoštinių kanapių. Aišku, mes užsiminėjom daugiausia grūdinėm kultūrom, bet yra tokia maža niša kaip šalto spaudimo aliejai. Ir šiuo metu specializuojamės kanapių aliejų spaudime, linų sėmenų aliejus ir margainių sėklų aliejus. Pastarosios dvi kultūros yra dar gana, kaip sakyti, senos kultūros, bet nelabai žinomos jaunimo. Tai mes bandome juos edukuoti ir atvesti tą kultūrą vėl į rinką. Mano darbe turbūt labiausiai man patinka bendravimas su žmonėmis, nes produktą tu gamini savo virtuvėje, savo ceche, o paskui jį pateiki rinkai ir čia prasideda pats smagumas, jo pristatymas, edukavimas, bendravimas su žmonėm, poreikių išsiaiškinimas ir tai turbūt smagiausia - bendrystė ir bendravimas. O čia tikrai mes stipriai bendradarbiaujam ir mūsų pati kaimo bendruomenė, Stupurų kaimo bendruomenė yra labai aktyvi. Ir būtent tai yra moterų bendrystė, nes mes visos po truputį įsibandę savo mini verslus, sujungiam juos į vieną visumą ir dabar vedam edukacijas ir mokom žmonės, kaip kaimiškus produktus galim naudoti savo buityje, kaip juos pritaikyti virtuvėje, kaip iš senų receptų padaryti kažką modernaus. Ir pavyzdžiui, mes edukuojame, kepam šakočius, spaudžiam sūrį, spaudžiam šalto spaudimo aliejų, liofilizuoti produktai ir visą tai nešam visuomeniai. Inovatyvus, gal pats aliejų spaudimas nėra, kaip sakyti, naujas procesas, nuo kanapės ir linai auginami prieš 3000 metų ir žmonės tai žino, bet turbūt tas inovatyvus dalykas, kuris man paskatino pasižiūrėti į rinką inovatyviai. Aš persikėliau internetinę prekybą ir tai yra man patogiau ir moderniau. Taip pat dabar labai daug kalbame apie dirbtinį intelektą ir aš taip pat tuo labai domiuosi, lankau įvairius kursus ir patikėsit ar nepatikėsit, bet komunikacijų tai labai padeda. Ir aš taip pat naudojuosi ir tais įrankiais. Ir visada stengiuosi būti su technologijom kartu. Taip, aš manau, kad tai pati didžiausia paskata ir buvo žengti į internetinę prekybą ir pradėti domėtis naujoms ir nestovėti vietoje ir ieškoti naujų klientų, naujų galimybių, keisti truputį logotipus, etiketės, žiūrėti viską moderniau, plačiau ir tai buvo labai labai didelė paskata ir kaip jau minėjau praeituose atsakymuose, ta bendrystė, naujų idėjų paieška ir palaikymas yra labai svarbu ir veda į priekį.